Taigi su naujais metais sveikinu visus labai nuoširdžiai iš visos širdies. Žinau, kad jau daug turbūt jums prilinkėjo ar ne visko, daug mačiau labai gražių postų ir Instagrame, Facebook'e, social medijoje ar ne, ir gavo turbūt galybę žinučių, bet tiesiog nuo savęs norėčiau galbūt pridėti tokį palinkėjimą kitiems metams. Aš visiems linkiu, kad tai būtų metai savęs galbūt atradimo, savęs pažinimo metai. Dėl to, kad tikrai labai pastebiu, kad kiek daug žmonių tiesiog bėga, skuba. Pati labai gerai žinau, tiesiog kartais pasineri pilna galva į darbus, į rutiną, šeimą, vaikai, namai. Ir kartais tiesiog pritrūksta to tokio laiko sustoti ir pagalvoti, sustoti ir pajusti, pamatyti, ko aš iš tikrųjų noriu, kas aš iš tikrųjų esu. Apsižvalgyti, kas vyksta aplinkui, kodėl visa tai vyksta aplinkui, ar ne? Kaip tu esi užsiėmęs visais tais darbais, visais tais dalykais, problemom kažkokiam, ar ne? Tavo pilna galva tiek visokiausių dalykų, kad tu iš tikrųjų žmogus net kartais pats nežinai, ar tu savo gyvenimą gyveni, ar tu tiesiog taip paskendęs, tiesiog tu bėgi tam ratelį ir tu neturi kada net iš tikrųjų pagalvoti. Galbūt aš norėčiau kažkaip kitaip, aš gal norėčiau kažko kito. Tai to ir palinkėsiu daugiau tos stillness, ar ne, tos ramybės, to laiko savo, įsiklausimų į save. Žinot, kaip yra tas candle gazing, ne, vadinamoji meditacija, kur tu tiesiog žiūri į žvakės liepsną ir medituoji. Nu, tokia meditacija yra, ne, daug kas žino. Tai šiandien dariau nesąmoningai, neplanuotai, tiesiog žiūrėjau per langą, kaip sninga ir tiesiog tokiais kąsniais krito iš dangaus sniegas ir aš kokią gal 10-15 minučių tiesiog žiūrėjau ir nieko negalvojau. Ir po to stillness, po to tokio tikrai kažkaip visai kitaip nusiramini. Tai va, tokia meditacija ir restartas gavosi, ne, tai kaip kompiuterį restartuojant. Ir iš tikrųjų labai seniai mačiau tą sniegą, tai man toks neapsakomas grožis, negaliu ir sakau, vakar irgi buvom išėję pasivaikšti ir kaip vaikai džiaugiasi to sniego, stengiuosi būti daugiau present, ar ne, daugiau būti čia ir dabar, o ne tik tais su telefonu, nepagauti kiekvieną ten tą minutę, sekundę, viską nufilmuoti, užfiksuoti, tai tokia širdis buvo pilna džiaugsmo ir laimės, matydama jų veidus, kaip jie džiaugiasi, kaip jie žaidžia su to sniegu, o šiandien dar daugiau prisnigo. Tai va, tai iš tikrųjų važiuosim, neužilgo rinksimės ir važiuosim pirkti aprangos, slidininkų aprangos, nes nieko panašaus neturim. Tai rytoj planuojam važiuoti čiužinėti nuo kalnų, tai tikrai neturim tam tinkamos aprangos. Vakar tik tai pasivaikščiom ten, nežinau, gal pusę valandos ir visi užpakalius nušalom. Važiuosim, kažką žiūrėsim, gal rasim. Tikiuosi, kad rasim. Šiaip tai reikėtų, aišku, prisėsti ir normaliai per kompiuterį susižiūrėti, bet paprasčiausiai nėra tam laiko. Vaido brolio šeimyna, tai žinau, jie ten turi susipirkę net ir slides, ten batus ir visą ten įrangą, amuniciją. O mes tai tiesiog džiaugsimės, jeigu rasim kažkokių neperšlampamų kelnių, pirštinių, normalesnių, ar vaikams irgi kažkam, gal kokį kombinezoną. Ką jūs neturi visiškai jokių batų tinkamų irgi, nes pas jį vis vien kėda eilė, tai turi tos snowshoes vadinamus, ar ne, gal kelias poras, bet ką jis visiškai neturi nieko. Nejau šokia iš tikrųjų važiuoti, tai važiuojam, ieškosim, galbūt kažką rasim. Tikiuosi, kažką vis tiek turim rasti. Tai va, tai parodysiu ir jums, kai grįšim ir dar važiuosim iki iš tikrųjų iki Akropolio, nes taigi mano Vaidas susimanė nusipirkti alkotesterį. Tai juokas juokinga, bet iš tikrųjų pasirodo labai reikalingas dalykas Lietuvoje, nes čia labai stipriai tikrina, žiūri, baudžia. Buvom per Kalėdas antrą dieną pas mano tėtę, tai jisai turėjo tą alkotesterį, tai tiek prisijuokėm, visi iš tikrųjų pasimatavom, kas kiek išgėrė, žodžiu, šampano priputėm. Tai nu jo toksai kaip ir žaisliukas, bet ir kaip ale reikalingas daiktas, tai va, važiuosim dar ir tą pasižiūrėti. Ir jo tokie planai šiandien. Grįžom, iš tikrųjų labai esu laiminga ir patenkinta, nes pavyko neblogai visai viską rasti, ne visai viską rasti, bet neblogai, iš tikrųjų neblogai. Tokius pagrindinius dalykus, ko labai reikėjo, turim. Tai va, ir labai mažai pafilmavau, nes labai žmonės žiūri ir kažkaip labai keistai jaučiuosi, dėl to, kad visi mūsų maždaug, ką tu čia filmuoji, nu toksai jausmas.
nes kaip YouTube'ui filmuoja, tai reikia laikyti telefoną horizontaliai, tai kažkaip visų labai atkreipia dėmesį ir akivaizdu, kad filmuoja. O kaip, tarkim, storim filmuoja arba fotografuoja, tai telefoną laikai taip ir tiesiog kartai žmonės turbūt galvoja, kad tiesiog žiūri telefoną kažką ir nepastebi, kad filmuoja, o kaip horizontaliai, tai tiesiog visiems aišku, kad filmuoja. Tai kažkaip nepatogiai pasijutau, tai išjungiau, padėjau tą telefoną. Taigi, parodysiu, ką nusipirkom, ką radom. Nežinau, ar įdomu tokie dalykai, bet vis tiek parodysiu. Tai pirmas dalykas, iš tikrųjų, ko labai reikėjo, Kai ar ne, tai batų. Tai nesakau pasivis vien tik tai kėdai, tai nupirkome tokius snaušius, tokius jau neperšlampamus gerus. Įskyrus galbūt man tas ryškus šniuriukas, nežinau kaip, ar labai patinka, bet ieškom labiau, kad būtų plain tokie, nekristų į akį, bet nebuvo, tai paprasčiausiai buvo visokius raudonais tenais, mėlynai žaliais, tai paėmėm va tokius. Toliau, kai ieškom kombinzonų iš tikrųjų, tai pasimatavo vieną, bet jam buvo per mažas ir žodžiu, nebuvo jo išmiros, tai paėmėm striukę ir kelnes. Tai va tokia striukytė, labai faina man. Nežinau, ar čia matysis. Taip, iškai pafilmavau aš jį ten, kaip užsidėjau, tai va tokia va. Ir matching kelnes. Irgi tos pačios filmos. Čia, žodžiu, kaip kostiumas kartu, kapri, nežinau kaip čia sakyti. Ir jo ėmėmės didesnį dydį, nes jo dydis jam buvo per mažas. Jam 9 metai, bet ėmėm 9-10, tai jam buvo per maži tiesiog. Tai paėmėm 11-12. Tai va, nežinau, kodėl taip yra. Jisai aukštesnis šiaip yra vaikas. Tai gal dėl to, tai va, tai paėmėm didesnius. Tai kelnes 30 eurų, o striukė 36, jo 36. Ir jo, ten man atrodo pas jos dabar 50% nuolaida, kažkas tokio. Tai viskas nukainuota. Olė išsirinko va tokį va kombinzoną. Nežinau, čia tokia nugesinta rožinė, nežinau kaip čia alyvinė, kaip čia pavadinti tokią spalvą. Tai šitą irgi ėmėm didesnį dydį, nes matavom jos irgi buvo mažokas. Tai šitas 50 eurų. Toliau jinai labai norėjo, pamatė Kitty šitas pirštinaitės, tai pasiėmėm dar tokias pirštinaitės. Labai cute. Tada Vaidas įsirinko kelnes su petnešom. Tai nežinau, aš irgi pasiėmiau tik tai kelnes ir jisai tik tai kelnes. Nu, tiesiog bandysim, žiūrėsim kažkaip gal su savo striukėm pradžiai, o jeigu vėliau ką, tai nusipirksim ir viršų, tai va. Ir dar pasiėmė pirštinės, nes irgi neturėjo normalių tokių, ar ne. Ir tada aš savo nusipirkau baltas, nežinau, ar gera idėja, bet baltas slidininko kelnes, va tokias. Pasimatavau, tai, nu, labai man patiko, buvo ir juodas, ir baltas, ir aš taip galvoju, ką čia daryti. Noriu baltų, bet gal geresnė idėja būtų juodas, bet vis tiek pasiėmiau baltas. Žiūrėsim, ar čia gera buvo idėja, bet jo, čia dydis 38, nu, žodžiu, UK 10, šiam 5 eurai, bet kainavusios jos ten virš 100. Jeigu girdisi kažkokį garsai aplink mane, tai dėl to, kad įsileidau šunis, nes aš čia paleistos po sodą lakstė ir pradėjau, nežinau, čia kaukt lot, kažką pamatė, gal nežinau, kas jam buvo, tai žodžiu, įsileidau į karavaną ir dabar jos čia nesąmonės daro. Tai va, tai kaip ir parodžiau visus savo pirkinius skyrus, dar va tokias pirštinaitės irgi pasiėmiau savo prie savo baltų kelnių. Tai va, irgi pasimatavau, labai patiko, labai šiltos, irgi čia specialiai, žodžiu, žiemos sportui. Tai va, tokie mūsų pirkiniai. Ir jo, rytoj važiuosim čiuožinėti, slidinėti, ar ką mes ten darysim, nežinau net tiksliai iš tikrųjų. Ir tikiuosi, kad pavyks pafilmuoti ir jeigu pavyks, tai įterpsiu video ant galo, o jeigu nepavyks, tai tada linkiu visiems geros savaitės. Gerų naujų metų dar kartelį ir susitiksim kitam video.
Let's go. O, brolis ateina. Gerai. Nieko,